Labas, labas. Pagaliau išaušo ta diena, kai pradėsime judėti su namelio statybomis. Pirmą kartą gyvenime darysime pamatą. Na, bet prieš tai tradiciškai reikia pažvelgti, ką nuveikėme praėjusioje serijoje. Aplankė mus mūsų geras draugas Edgaras, kuris padėjo mums su santechnika. O kitomis dienomis Ramūnas ir toliau lygino mūsų namelio pagrindą. Tiek nuveikėme, o dabar žiūrime, kaip sekėsi su pamatu. Tai viskas prasidėjo nuo pjaustymų, matavimų, išsidėliojimo. Ir taip mes turėjome pagalbos. Prie pamato darymo prisijungė mano tėtė. Pradžia yra labai sunki. Bet maždaug viskas atrodo taip. Kol kas. Darbai einas labai lėtai. Bet viskas dėl to, nes kažko nežinom, kažko nesprantam, kažko nemokam. Tai tai teisam darbus, nežinau, kiek šiandien padarysim, bet parodysim. Tai tokia situacija. Gerai, dirbam toliau. Jo pjūklas specialus. Ką čia aiškinti? Surado, kam aiškinti. Nereik pagalbos. Ne. Kai čia per nesąmonį. Realiai dabar. Oi, kaip negerai. Kokia nesąmonę padariau. Kodėl? Gadinau. Nieks nesisek. Taip jauk dabar iš tos pusės ir tas pasiliks. Kušla, kokią nesąmonę čia padariau. Nori išpjausiu? Išpjauk, nepagaliu. Nu jau tai blogai, žinokit, išpjauti. Reik damokėti. Pala. Na, čia dabar Ramūns taip išpjojo, o čia taip aš išpjoju. O, bet aš tau sakiau, tiesiai laikyti. O Jezu, kaip blogai. Susiklijuos. Tai per visą dieną tiek ir ten nufilmavome vos kelias akimirkas. Vyrai sparčiai dirbo, o ką aš? Padavinėjau įvairiausius reikalingus įrankius ir prižiūrėjau darbo eigą. Spėjom tiek. Atrodo nedaug. Rytoj su Ramūnu tęsim darbus dviese ir susitiksim greit. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Tai sugrįžtam užbaigti mūsų pirmo sluoksnio pamato ir nežinau, nusipirkom dar vieną pakuotę putos ir tęsim darbus. Šiandien užbaigsim šitą ir užbaigsim antrą. Tikimės. Užbaigsim. Laukiam, kada paskambins dėl armatūros. Šiandien oras yra fantastiškai geras, nes yra vėjas, vakar buvo šiauriai karšta. Tai va tiek žinių. Kol kas. Atsinešu putikę. Nuo ko pradedam? Šitas dar yra nepritvirtintas.
Tai tada mums reikės čia dviejų ir truputį. Mums reikia krokodilų dabar tų. Gerai. Lapčiam lauko. Nusišluoti visai norėčiau. Ne dabar. Ne dabar, ne. Vakar labai pavyko gerai įdegti į juosteles. Aš tai šiandien išsitepiau su kremu nuo saulės. Aš galvoju, paskui išsirengsiu ir su pusnogis. Kai namą pasistatysim, tai čia bus mūsų viena arba kita. Nu, ta prasme, kai norėsim išeit pailsėti, žinai. A viens nuo kito pailsėti? Ne. Mums viens nuo kito pailsėti. Tau gal reikia poilsio nuo manęs, bet mano tavęs tai niekada. Man irgi nereikia. Kaip tikras mūrinis. Nu, akis? Akis. Šitos labai gražios putos yra. Kurios? Šitos. Su mentelė taip nuskus, kaip... Nu, negalėčiau šiandien pasigirti vėl dideliu darbu, nes drožiu metalą. Tai kol Ramūnas kariauja su savo vienu kampuku šituo matavimais ir pjovimais, aš pradėjau skylutes ištaisinėti, kur tvirtinimai idėjos. Nieka čia sudėtinga. Dar tik tais vienas dalyks toks yra, nežinau, kiek tos putos purkšti reik, bet pasiemi. Oi. Nieks dabar manęs nebesamdys. Gerai, tu viską darai. Gerai, ne? Tai aišku. Žodžiu, šitą reikia išimti, bet reikia replių. Replę! Čia. Kur? Na tos, pas tos. Mesk. Tobula. Reikia paimti ir ištraukti. Na į va. Dedam. Čia dar vieną skylutę. Oi. Kodėl čia nieks ne... Ką? Jokios. Tai galiuką. Va tai va. Žodžiu, aš viską darau įspūdingai, nekompetentingai. Kad patirties trūkumas. Man atrodo, išmokau jau. Gerai. Viską reikia daryti šiek tiek lėčiau, nei prieš tai dariau. Nu, jau visą šitą kraštą beveik užpurškiau. Tai nelabai vietom pavyko, pripažįstu. O pistolets taip atrodo. Bet aš jį nuvalysiu, viskas bus gerai. Tau meilė pagalbos nereik? Ne. Nežinau. Nepasakojam, kokias medžiagas naudojam, bet jeigu įdomu, tai parašykit, papasakosim. Tai dabar kurį šuoną pirmą, šitą gal, šitą. Šitą. Nes du įeis ir jau užsidaro. Ir ką jūs galvojat? Pasidarėm? Nu, nepasidarėm, da. Ką liko gabaliukai, ne? Dabar puzlę reikia sudėti čia. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a Trukom porą valandėlių.
Ir susidėjom. Tai čia viskas gražiai, išskyrus, vat, čia, vat. Tai, žodžiu, dabar laukiam, kol čia tuose tarpeliuose viskas sustings. Nusipjaustysim. Daug parodysiu, kiek atliko. Tai praktiškai niekas. Tai sekantis etapas - stabilizuota plėvelė, polisterolis, putplastis, 15 cm akies tinklas. Tu kamerą, tavo rankas labiau stabilizuotas. Dabar einam pailsėti, nes nieko negalim daryti, kol nes tos putikės nesudžiūs. Išsimetuosim plėvelę, ar mums užteks? Jo, ar nereikia kitos plėvelės, nes buvom nusipirkę, galvom panaudoti, bet nepanaudojom, jinai yra nauja nupirkta. Ir tik neatsimenam, žinom, kad 6 ant kiek metrų neįsivaizduoju. Tai dabar einam pasižiūrėti. Skambino, kad šildomą kilimėlį Reiktų paimti. A, tai čia nesvarbu, tas šildomas kilimėlis čia galim rytoj paimti. Kur dėsim? Vonioj? Jo, dėsim vonioj. Dar galvojam čia apie virtuvės zoną įdėti šildomą kilimėlį. Tai, nu nežinau, pažiūrėsime, ne? Bet dabar šiuo momentu bandom užsidėti plėvelę. 5 ant 6 lygtais buvo. Važiuojam ir plėvelę. Važiuojam pasiimti lankstinius. O kur čia yra? Esam. Ai, tai va, atvažiavom. Čia užeina į vidų, pasiklausiu. Jo. Nu tai žodžiauskinas. Padėjo susikrauti, dabar Ramūnas tvirtina, kad niekas nepabėgtų. Labai mažiukai, labai cute. Tikrai labai gražus. Tai kampukai ir, kaip sakant, mūsų ruošinukai. Vis tik, dėkojam už greitą darbą, ne už mūsų labai neorganizuotas. Jo, galėjau senai užsakyti. Mums visko reikia čia ir dabar ir greitai, tai va, prašau. Nežinau, čia per 3 dienas gal gavom padarimams. Važiuojam į kaimą. Kilometrų gaunasi? Gaunas 20, yra 2 keliai. Yra čia pro kaimukus važiuoti, arba grįžti atgal į miestą, į Tauragę. Ir važiuoti pro Tauragę, arba galim važiuoti pro kaimukus. Ir laikas yra tas pats. Nu, ta prasme, laiką čia kilometrų gal netgi mažiau gaunas, bet žinai, tas kelias nėra toks, kad ten 90 galėtum važiuoti. O mus aptarnavo įmonė Ferumeta. Labai džiaugiamės, kad padarė mums taip greitai. Tai dabar važiuojam pro neįtikėtinai kitokias vietas, dar pro čia nesam važiavę. Visas saugumo priemonės išnaudotas, saugiau negali būti. Čia pajudinti neina. Čia irgi neina. Oi ne, be šansų. Sakau, broliui, nepyk, pasiskolina mašiną. Taip pat, tai ką reikia pravažinėti, nu. Paskiau stabdžiai užžudys, ta pažiūri, kaip Ramūns talentingai amok važiuoti su priekaba nemok. Aš tai nemok, nesu gyvenim priekabą prikabintą važiavus. Tai daugiau nevažiuosiu, negadinsiu mašinas, palieku čia. Jo, gesink, einam išsikrauti. Lankstiniai atvežti. Priekabėlę ėmėm 4 metrų. Tai metras išsikišęs, metras į tą pusę įsikišęs. Kaip ir saugiai, lygiai ir atrodė. Ką, važiuoju pasikrauti blogą metalą, kurį reikia išvežti. Ir sugrįšim montuoti čia toliau. Į priekabą. Ne. Atsisėsk į galą. Negalima taip. Negalima. Bet aš bijau. Prisėsk.
kieme galima važinėti. Kaip fainiai. Pati. Super. Dabar tą kibišą išpainėt. Pinigai. Nuvešim spygliuotą vielos, kaip iš Kariūkijos gavo. Tai va, planas dabar yra toks. Važiuojame mes atgal į miestą į metalo supirktuvę. Jeigu spėjom pagal laiką, tai labai gerai. Jeigu nespėjom, tai paliekam priekabą, rytoj grąžinsim ir, ta prasme, rytoj Ramūnas išvežtų. Tai va, ir viskas, daugiau nežinau. Atvažiavom į dar vieną vietą, vieninteliai dirba po 5. Tai turim spėti uždarbį, kiek gausim. Aš spėju, kad gausim kokį 5 eurus, kiek tu? Prieš tai sakai 60. Persigalvojau. Aš galvoju... Tu mano kainą pasakėjai. Ai, nu tai... Dabar aš turiu keisti kitą. Nu tai nebūtinai. Nu gerai, 60 gausim. Einu išsiryškinsiu. Ne? Sakė, tai jau žmogus pasisveria, važiuoja lauku, tai... Ai, nu tai... Atlaisvinsi diržus. Nu tai pridavėm jau. Jo. Priekaba kiek laiko užtrukom? 14:30 išsinuomavom. 15, dabar yra 17:30. Tai lygiai 3 valandas? Jo, lygiai 3 valandas. Tai per 3 valandas spėjom sulakstyti iki... Žodžiu, čia mums kelionė į vieną pusę, ta prasme metalų tų pasimti jau buvo pusę valandas į vieną pusę, 27 minutės. Mes grįžom iš kaimo. Pasiėmėm priekabą, važiavom pro čia į kitą vietą ir mums užtruko 27 minutės ir dar plus 27, tai mes 1 valandą užtrukom, kol nuvažiavom metalų pasimti, o mes jau 2 kartus suvažinėjom, ne pirmyn atgal. Greit nevažiavom. Jo, tai dabar iš viso, kai vežėm tos metalus čia ant 70, nes biški buvo bais, kad nepažirtų. Nu tai va, tai viskas, tai tokias naujienas ir... Užbaikime seriją šioje vietoje. Ši diena buvo ypač darbinga ir jos tęsinį pamatysime po savaitės. Sveikiname visus sulaukus vasaros, o su vasaros pradžia galima paminėti ir mūsų projekto pusmetį. Tiek šiam kartui. Iki pasimatymo.